viskas vyks labai prastai. Mes surinksim 500 žmonių, padalinsim žmonės į komandas. Vieno komandoje bus apie 7 žmonės. Viena galbūt daugiau, kitoje mažiau, bet greičiausiai visose komandose bus po 7 žmonės. Ir kiekviena komanda gaus po video, kuriame bus pristatyta nauja jums užduotis. Tiems 7 žmonėms reikės susitikti, susipažinti su užduotimi, išsirinkti tam tikrus dalykus, kuriuos galės išsirinkti ir tą užduotį reikės jiems įgyvendinti. Pirmose etapuose, nes tokių ciklų bus daug maž kas 3-4 savaitės keisis po ciklą ir kiekvienam cikle jie turės galimybę klysti. Jiems nežudbūt reikės pasiekti rezultatą yra faina pasiekti ir gerai, bet jie turės galimybę išbandyti įvairias veiklas. Ir tos užduotis bus labai įvairios. Vieni žmonės turės galimybę pabandyti organizuoti, kiti kurti, kiti analizuoti, ketvirti galbūt pardavinėti, kažką skaičiuoti, kažką braižyti, kažką galvoti, filmuoti, organizuoti ir taip toliau. Ir tos užduotis bus realios, jos bus tikros, tai nebus simuliacinės užduotis, jos bus su tikrai žmonėmis, tikrojo aplinkoje, tikrojo erdvėje, maksimaliai priartintos arba netgi identiškos, kokios yra užduotis verslo pasaulyje. Norėtume įnešti šiek tiek ir netikėtumo faktorius. Aišku, kad žinos preliminariai datą, kada viskas prasideda, bet labai dažnai darbinėse situacijose mes esam išmušami iš komforto zonos, ar ne, kai netikėtai gauni kažkokią užduotį ir oba, ką dabar daryti. Tai mes norėtume įnešti ir to, tai būkit, kaip sakoma, atidus, sekite naujienas, galbūt to pakaks. Ir manau, viskas taip ir prasidės.